kino mylėtojai, su jumis kas savaitinė informacinė laida apie kiną Kinfo, kuri visada kino naujienų sūkuryje. Laidą pradėsime apžvelgdami naujausius kino industrijos įvykius. Pamatysite Europos parlamento Lux apdovanojimo pristatymą, akimirkas iš lietuviškų detektyvų retrospektyvos atidarymo vasaros projekte Kinas po žvaigždėmis, kuris vyko Vilniuje. Ir sužinosite, iki kada galima siūlyti filmus Petro Abukevičiaus premijai laimėti. Festivalis Kino pavasaris kartu su Europos parlamento informacijos biuru Lietuvoje rugpjūčio 2-3 dienomis rengia nemokamus kino seansus Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmų kiemelyje. Jie buvo skirti pristatyti Lux kino apdovanojimą pelniusiam filmui Šunli ir poetas, bei šiam apdovanojimui nominuotai juostai Platono akademija. Praėjusiais metais, 2012 metų apdovanojimą gavo filmas Šunli ir poetas, italų filmas, kuriame rodoma kinų imigrantės gyvenimas Italijoje, jos santykiai, jos meilės istorija praktiškai su vietiniu gyventoju, kuris irgi toks ne visai pritapėlis yra. Vedi quella? È l'unica casa che ho. Europos parlamento Lux kino apdovanojimas yra apdovanojimas, kuris teikiamas kasmet, renkamas filmas, vienas iš Europos kūrėjų filmas. Ir tai yra apdovanojimas, kurio skatinama ES kultūrų įvairovė, daugiakultūriškumas, daugiakalbystė. Filmuose dažnai gvildenamos temos kaip imigracija, imigrantų asimiliacijos gyvenimo ES šalyse problemos ar kažkokios aktualijos. Kartais filmai būna netokie rimti, būna ir komedijų, kaip pavyzdžiui Platono akademija, būna ir romantinių dramų, kurios varžosi dėl to apdovanojimo. Ir šita premija yra skiriama kasmet, apdovanojimas vyksta rudenį, žiemą, išrenkamas laimėtojas. Laimėtojo filmas yra išverčiamas visas oficialias ES kalbas, tai yra 24, yra subtitruojamas ir vėliau yra rodomas įvairiose šalyse. Liepos 31 rugpjūčio 3 dienomis Šiuolaikinio meno centro kino salė kartu su kino teatru Pasaka kvietė žiūrėti lietuviškų detektyvų retrospektyvą. Buvo demonstruojami 4 filmai. Tai Almanto Grikevičiaus politinis detektyvas Vilkolakio pėdsakai, Raimondo Vabalo juosta Ties riba, Algimanto Kundelio 2 serijų meninis filmas Lošimas be kozirių ir Artūro Pozniakovo Visi prieš vieną. Labai dažnai šituose filmuose nebuvo išvengiama tokių standartinių klišių, nes jie vis dėlto turėjo formuoti sovietinio žmogaus požiūrį tiek į miliciją, tiek į tos taip vadinamus kapitalistinius vakarus, kurie šiaip buvo perteikiami, vaizduojami kaip praradę bet kokias vertybės, sumaterialėję, paskendę daugybėje nuodėmių. Ir visi personažai, aišku, ten buvo kenčiantis, vieniši, įtarinėjantis vieni kitus. Pats laisviausias, sakyčiau, iš tos retrospektyvos Artūro Pozniakovo filmas 1986 metais sukurtas Visi prieš vieną, kuris turėjo nepaprastai didelį komercinį pasisekimą tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Šiemet jau 14 metus iš eilės vėl renkamas geriausias filmas apie Lietuvos gamtą. Nugalėtojui atiteks Petro Abukevičiaus premija. Petras Abukevičius buvo vienas žymiausių Lietuvoje gamtos filmų kūrėjų, ne tik davęs pradžią, bet ir tikrai minęs gilų pėdsaką šioje srityje ir kartu su įvairiomis ir užsienio televizijos kompanijomis ir pats kūręs filmus apie Lietuvos gamtą, kuriuos matė ir lietuviai, ir daugybė žiūrovų visame pasaulyje. Gal sėkmingiausių sekėjų būtų Vytas Jankevičius, kuris per tuos 15 metų 5 kartus gavo Petro Abukevičiaus vardo premiją ir paskutinį filmą, kuris buvo apdovanotas pernai rudenį, jis kūrė, kaip sako, 5 metų. Tai tik įrodo, kiek daug laiko ir jėgų reikia tokiems filmams sukurti. Šiemet mes darbų laukiame, kurie turėtų būti pristatyti būtent LRT televizijai. Iki rugpjūčio 26 dienos, dar savaitę jie bus žiūrimi ir po to rugsėjo 9 dieną vyks iškilmingas premijos įteikimas.
o laureatus turbūt vėl žiūrovai išvys ir informacinėse laidose, ir kino informacinėje laidoje. Žygdarbiui prilygstanti pusės metų kelionė Švento Jokūbo keliu nuo Vilniaus iki Santiago de Compostelos miesto Ispanijoje. Šią patirtį užfiksavo režisierius Jokūbas Vilius Tūras savo dokumentinėje juostoje Sapnuoju, kad einu, kuri šiemet buvo apdovanota Sidabrine gerve. Manau, kiekvienam žmogui geras kinas susijęs su jo išsilavinimu, su jo patirtimi ir žiniomis psichologijoje, nes geras kinas yra tada, kai jis įtikinamas, aišku, čia nuo to nepabėgsi. Man geras filmas iš mano patirties išplaukiant, aišku, yra tas, kuris pilnai panardina tave į istoriją ir tiek aktoriaus, tiek operatoriaus, tiek scenarijaus lygmenį yra vientisas. Manau, turi praeiti kažkiek tai laiko, kad filmai, kurie nufilmuoti dabar, jie pastovėtų rūsyje kaip vynas ir praėjus gal 10 metų būtų lengviau vertinti. Kokie 5 metai aš neišskirčiau, kad man labai sužavėjo kažkuris lietuviškas filmas. Negalėčiau pasakyti. Kita vertus, manau, kad tai lūžio laikotarpis ir 5 metų bėgyje tikrai stipriai viskas turėtų labai pasikeisti. Jūsų klausimas, kodėl vis tik tai piligriminės kelionės, tai iš esmės filmas į tai atsako. Man buvo prisikaupę daug skausmų gyvenimiškų, nuoskaudų dėl savo paties elgesio su kitais žmonėmis, dėl kitų elgesio su manimi. Ir šios kelionės metu aš supratau, kad man reikia užsigrūdinti. Kelias jo suteikia keliautojui kitokių potyrių ir užgrūdina labiau. Mano kelionė ir iš jos išėjęs filmas, jisai irgi sąlygotas. Aš iš pradžių nenorėjau daryti filmo, tiksliau man nebuvo minties dėl to, kad fiziškai tai buvo per sudėtinga, aš nemaniau, kad filmuosiu. Pasitariau su operatoriais, su Ryčiu Kurkuliu, kad yra tokia kamera, kurią galima neštis ir gal kaip nors ten mano stuburas atlaikys. Tada ta gimė idėja vis tik tai, kad reikia šią kelionę užfiksuoti ir kaip ją pateikti, kad jinai nebūtų turistinė. Čia buvo pagrindinis iššūkis. Kartu su prodiuserė Rasa Miškinytė ir montažo režisieriumi Pauliumi Zavackiu mes priėjome išvados, kad vien vaizdo ir to teksto, kuris yra gyvai nufilmuotas kelionės metu, neužtenka. Mes nutarėme, kad reikia papasakoti mano gyvenimo istoriją. Dėl to filmas išėjo toks kelio filmas išpažintis. Tu jeigu nenufilmuoji, ir tu negali jau ten į tą vietą, reiškia, nuvažiuoti ir iš naujo pakartoti. Dėl to tas toks triokas, baimė, kad, reiškia, čia kažką praleisti nenufilmavęs, jisai visur visada lydėjo. Ir pirmose kelionėse iš tiesų buvo sunku apsispręsti, kas yra svarbu. Po to aš supratau, kad reikia filmuoti tada, kai užsinori tiesiog. Ne tai, ką diktuoja aplinka, o ką diktuoja vidus. Tiesiog filmuoti ne tai, ką matai, o tai, ką jauti. Visos kelionės metu aš nufilmavau 70 interviu su visais kelyje sutiktais žmonėmis, kurie sutiko filmuotis. Klausiau apie amžinasias vertybės, kokias jie galėtų išskirti amžinasias vertybės, žmogiškasias, spontaniškai. Montuojant filmą mes galvojame, kur patalpinti šitos interviu ir galiausiai apsisprendėme, kad taip filmas bus per daug eklektiškas, jeigu dar bus panaudotos kitų žmonių mintis, istorijos. Ir dėl to taip buvo susikoncentruota ties mano asmeniu. Kinas dėl to ne teatras, dėl to, kad sudėlioti visą tai teatre nuotraukų pagalba galbūt ir įmanoma, bet manau, kelio filmas yra labiau paveikus negu kelio teatras. Mane ne tik įvertino Sidabrinė gervė kaip geriausias dokumentinis filmas, bet ir
pagyrė, pavadinkim taip, operatoriai už tikslo siekimą. Tai aš manau, suma sumarum, tai ir yra toks draugiškas, nuoširdus patapšnojimas per petį, kad tu kažką tai gali daryti. Šiuo metu aš ieškau prodiuserio trumpo metro filmui vaidybiniam, nes svajonėse mano vis tik tai išlieka pilno metro filmas. Nenoriu čia dabar atskleisti nei apie ką, nei kada tai bus. Bet trumpo metro filmui šiuo metu ieškau, jeigu čia galima pasireklamuoti, tai ieškau prodiuserio. Ja. Po reklamos režisierius pristatys savo kuriamą pilnametražį vaidybinį filmą, o apie Lietuvos antipiratinės veiklos asociaciją kalbės jos vadovė. Laidos pabaigoje jūsų laukia naujas konkursas. Susitikime po pertraukėlės. Mūsų skiltyje 1 minutė eterio apie naujus kino projektus kalba Lietuvos kino kūrėjai, kurie per jiems suteiktą minutę supažindina su filmo idėja ar kviečia filmo premjerą. Šiandien režisierius Audrius Juzėnas pristato savo vaidybinį filmą Ekskursantė, kurio premjera numatoma jau šį rugsėjį. Sveiki, gerbimi LTV žiūrovai, malonu Jūs matyti dar kartą prie ekrano ir norėjau Jums pristatyti vaidybinį filmą Ekskursantė, kurio režisierius ir esu, aš Audrius Juzėnas. Norėčiau Jūs pakviesti į filmo premjerą, kuri vyks rugsėjo viduryje ir tikiuosi, kad šis filmas Jūs sudomins dėl daugybės aplinkybių. Tai yra istorinis filmas, tai yra filmas visai šeimai, tai yra filmas nuotykinis, pasakojantis apie mažos mergaitės grįžimą į Lietuvą, kuris užtruko 2 metus. Filme vaidina didžiulės Rusijos žvaigždės Sergejus Garmašas, Raisa Riazanova, Ksenija Rapoport ir daugelis kitų, taip pat lietuvių kino žvaigždės. Filme Jūs galėsite pamatyti to, ko matyt negalim pamatyti šiandien, bet tai, ką išgyvena mūsų tėvai, mūsų seneliai. Malonu Jūs bus pamatyti šiame filmo būtent premjeriniam pasirodyme ir taip pat filmo rodyme Lietuvos kino teatruose. Ačiū uždėmesį. Bėk. Kur bėgti? Į vakarus, kur saulė leidžiasi. Речку! Ну дыши же! Господи! Ну... Значит так, заповедь первая. Молчи. Будут бить, мычи, но ни слова. Устанут, оставят в покое. Я только что слышал, как она разговаривала во сне. Не по-нашему. Жена мои деньги вернет! Если они тебя все-таки заставят говорить, или без этого не обойдешься, ври. Но ври так, чтобы они подумали, что ты дура, или что у тебя с головой не в порядке. Отстала от экскурсии. Она ссыльная. Отец расстрелян. Мать умерла от выкидыша. Kino filmų piratavimo mastai Lietuvoje milžiniški. Apie tai kalbėjome su naujai išrinkta Lietuvos antipiratinės veiklos asociacijos vadove Dina Adomavičiūtė, kuri ketina ne bausti, o auklėti Lietuvos interneto piratus. Jūs klausėte kaip? Atsakymas interviu metu. Lanvos tikslai yra išskirtinai susiję su jos narių tikslais. O nariai, kaip žinoma, yra įmonės susijusios su kino, muzikos verslais. Reikėtų kalbėti apie neseniai pasikeitusią Lanvos strategiją. Ir iš tokių labiau iš baudinės veiklos Lanvos veikla keičiasi į šviečiamą. Dabar pradėjusi vadovauti organizacijai, aš pradėjau atitinkamai, aišku, ir daugiau domėtis tiek pačia antipiratinė veikla, tiek visuomenės požiūrį į tai. Ir žinoma, skaitau įvairius komentarus internete,
straipsnių komentarus. Ir paaiškėjo iš tikrųjų, kad to švietimo labai reikia. Nes matau, kad žmonės iš komentarų jie žino, kad kažkas yra neteisėta, bet, sakykime, jiem atrodo, kad parsisiųsti filmą yra neteisėta, o žiūrėti jį internete, online yra viskas gerai. Visa esmė yra autorių teisų pažeidime, kaip tokiame. Pats žiūrėjimas, netgi žiūrėjimas asmeniniais, nekomerciniais tikslais taip pat yra neteisėtas. Artimiausi Landvos planai turbūt yra susiję su tokiais veiksmais, kurie iki mano ateimo į šią organizaciją nebuvo įgyvendinti. Tai yra Landvos, sakykime, tinklapio sukūrimas, socialinės medijos, komunikacija su visuomenė ir taip toliau. Turim planuose šiek tiek tokių kitokių projektų, kas yra susiję su šviečiamąja veikla ir taip toliau. Orientuojamės šiuo metu labiau į jaunimą, į vaikus ir jaunimą. Žinome, kad siekiant patiekti vartotojui kokybišką produktą, tai yra legalią platformą, ta platforma turi būti labai kokybiška su dideliu filmo asortimentu. Taigi, būtų labai platus ratas subjektų, su kuriais turėtume kalbėti ir kurie sutiktų, kad jų kūriniai, jų filmai, jų produktai būtų platinami internetu. Tai yra gana sunku, nes visuomenės požiūris dar nėra iki galo pasikeitęs. Tiek visuomenės, tiek verslo pobūdis ir verslo požiūris į filmų rodymą internetu. Legalios platformos sukūrimas užtruks tikrai nemažai laiko, kadangi žinome, kad nieks nebuvo pastatyta per vieną dieną ir ta pati linkomanija labai ilgai vystėsi, kol įgavo tokį vaizdą, kaip turi dabar. Kas liečia mūsų legalią platformą, manau, kad mes galime kalbėti apie poros metų laikotarpį, kol jau turėsime galutinį produktą. Kalbant apie teisinę bazę Lietuvos valstybėje ir visą teisinį reguliavimą, kuris reikalingas tam, kad sukurti legalią programą, problemų čia tikrai nematau, nes šios veiklos pagrindas yra ne valstybės reguliuojami dalykai, o susitarimai su teisų turėtojais į filmus ir muziką. Jeigu turėsime susitarimus, jeigu pavyks suderinti sąlygas ir gausime sutikimus filmų platinimo internete, tai tuomet jau jokių kliūčių nebus sukurti legalią platformą. Kas liečia legalių platformų sukūrimą ir jų santykį ir tą konkurencinę sąlygą su kino teatrais, kad tai galima išspręsti tam tikrais sprendimais ir susitarimais su kino teatrais ir filmų platintojais. Mat, kaip neišnyko iki šiol laikraščiai atsiradus internetui, taip atsiradus internetui neišnyko ir kino teatrai. Žmonėms reikia būtent tokios pramogos ir žmonės tenais dar ilgą laiką. Ir žinome, kad naujausi filmai tradiciškai pasirodo kino teatruose. Manau, kad tai bus ir toliau. Bet kino teatrai rodo filmus tam tikrą laiko tarpą, ar ne? Filmai nuolat keičiasi. Ir aš nematyčiau problemos, jeigu po to, kai filmas yra parodomas kino teatrais, atsiranda legalioje platformoje. Be abejonės, tam, kad būtų pasiektas rezultatas, reikia daug dirbti. Ir aš neturiu iliuzijų, kad patiksiu visiems. Aš nesu Marijonas Mikutavičius, kad visiems patikčiau. Bet jau dabar aš matau teigiamų pokyčių, matau, kad visuomenės požiūris nebėra toks priešiškas asociacijai, kaip buvo iki šiol. Ir tikiu, kad viskas ir toliau klostysis gerai. Ar žinote, kad lietuviška animacija turi gilias tradicijas? Pirmasis animacinis filmas buvo sukurtas dar 1910 metais Vladislavo Starevičiaus. Žavėdamiesi lietuvišką animaciją, šiandien laidoje pristatome naują skiltį, kurioje parodysime daugybę apdovanojimų pelniusi trumpametražį animacinį Ievos Miškinytės filmą Saga.
dėmesio, skelbėme 3 burtų keliu išrinktus praėjusios savaitės nugalėtojus, kurių vardus ir pavardės galite pamatyti ekrano apačioje. Jiems atitenka puikūs prizai - knygos Brangusis Džonai, kuri buvo ekranizuota didžiajame ekrane. O atsakymas į klausimą, kokiame mieste naktį praleido Džesis ir Selina filme Prieš saulėtekį, yra viena. Na, o šios savaitės laidos naujas klausimas yra dedikuojamas mūsų naujai skilčiai animacija. Kas yra lietuviškos animacijos pradininkas? Teisingai atsakiusieji laimės kokosinio skonio ledus Dione. Vienam iš jų atiteks net visa dėžė, o kiti laimės specialius Dione prizus. Atsakymus siųskite elektroniniu paštu tv@kinfo.lt. Šiam kartui tiek kino aktualijų. Dėkoju Jums už Jūsų dėmesį. Visas mūsų laidas Jums patogiu metu galite pažiūrėti lrt.lt mediatekoje ir kinfo.lt tinklalapyje. Gražios likusios savaitės ir iki pasimatymo kitą trečiadienį.